Kodėl svarbu prižiūrėti laukų pakraščius? Tikimybė didelė, kad su organinėmis trąšomis grįš į mūsų laukus. To use glyphosate in the program before sowing of the new crop. Sveiki susirinkę. Turime neeilinį susirinkimą ir viena to priežasčių yra plintantis pelinis pašiaušėlis mūsų laukose. Kodėl rekomenduojama pirmiausia kulti švarius laukus? Galui pasiliekame laukus užkastus pelinių pašiaušėlių. Taip išvengsime papildomų užkritimo į kitus laukus. Kodėl svarbu prižiūrėti laukų pakraščius ir apsauginės juostas, kurios yra šalia vandens telkinių? Labai dažnu atveju, jeigu jos yra neprižiūromos, auga piktžolės ir, kaip žinome, piktžolės subrandina sėklas ir jo pagalba jos gali atsidurti mūsų laukose. Kokį pavojų kelia šiaudų pervežimas iš užkrėsto lauko į kitus laukus? Naudojame dažniausiai pašarą arba kraikui, taipgi šiaudai praeina visą ciklą ir tikimybė didelė, kad su organinėmis trąšomis grįš į mūsų laukus. Ir kitas aspektas, kartais pasitaiko poreikio galimybių, kad reikia parduoti šiaudus. Taip galime užteršti ir kitų ūkininkų laukus. Kaip neselektyvaus veikimo herbicidai gali būti panaudoti prieš kviečių sudygimą ir kokią įtaką jie turi pelinio pašiaušėlio kontroliai? To use glyphosate in the program before sowing of the new crop. Because by that you remove all the emerged plants before you establish the new crop. Visgi sertifikuota sėkla yra vienas iš svarbiausių higienos priemonių laukose. Mes gauname apsaugą ir tam tikras garantijas, pirkdami sėklą iš specializuotų platintojų.